Labas vakaras. Visai netrukus į mūsų duris pasibels naujieji metai su artėjančiomis šventėmis jūs. Iš tikrųjų, manyčiau, kad metų pradžioje ne vienas sulauks puikių finansinių verslo pasiūlymų ir gana optimistiškai velsis į naujus projektus. Bet antrą pusmetį paaiškės, kad tai buvo avantiūra ir tie dideliai uždarbiai buvo tik iliuzijos, svajonės. O jeigu jie ir pasieks jūsų kišenę, taip pat greitai ir dings. Mat, Jupiteris ir juodas mėnulis kartu paprastai duoda tokį efektą. Daug ir greit ateina, o dar greičiau ir dar daugiau išeina. Balanse minusas. Todėl, norint likti saugiais finansinių požiūrių iki metų pabaigos ir nesulaukti bent jau finansinės pasaulio pabaigos baigiantis 12-iesiems, patarčiau nesivelti į jokias finansinės aferas, netikėti lengvų praturtėjimų, dideliais procentais. Žodžiu, kuo mažiau rizikos, kuo atsargiau, kuo paprasčiau ir vis dėlto kuo kukliau. Kita vertus, maža paguoda bus baltasis mėnulis mergelės ženkle, kuris įeis į mergelės ženklą nuo kovo pradžios ir bus iki spalio pradžios. Mergelė siejama su mūsų sveikata, su medicina. Ir kai baltas mėnulis mergelėje, pavyksta sėkmingiau gydytis, atgauti prarastas jėgas, moralinės, fizinės jėgas. Mergelė yra tvarkos ženklas, sąžinės ženklas. Todėl padeda susitvarkyti žmonėms visomis prasmėmis. Įspręsti problemas susijusias ir su sveikata, ir su veikla, ir su remontais. Žodžiu, remontai visomis prasmėmis. Kai baltas mėnulis yra mergelėje, patartina daugiau dėmesio skirti savo sveikatai, tvarkai namuose, na ir bendravimui su naminiais gyvūnais. Jie bus mūsų tikrieji gydytojai. Tad jeigu senai svajojate įsigyti naminį gyvūną ir vis dar nesiryžtate, patartina tokį mažai šeimos draugą įsigyti tarp kovo ir spalio mėnesių. O štai nuo spalio mėnesio baltasis mėnulis eis į svarstyklių ženklą. Jis padės mums nusiraminti, atsigauti, susitaikyti su savim. Tai čia galėsime atsikvėpti, ar ne? Taip, ir su pasauliu. Ir manau, kad metų pabaiga bus pakankamai džiugi ir net visi pamirš, kad buvo kalbėta apie pasaulio pabaigą. Bet tie, kas šitą verslo projektą užsuko, aš manau, nebus nuliūdę, nes jau padarė tokį biznį, kad dabar jau galės laisvai leisti savo sukauptus pinigėlius. O ką garsiai astrologija galėtų pažadėti mums visiems? Gal kai kuriems šiais metais seksis ypatingai, o kurie iš mūsų turėsime tiesiog tyliai ir ramiai laukti geresnių laikų? Jupiteris Jaučio ženklė jau yra dabar, jis buvo antrą praeitų metų pusmetį ir dabar bus iki birželio 12. Ir kai Jupiteris yra Jaučio ženklė, tai nebejotinai yra geras laikas mergelėm, ožiaragiam. Būtų labai geras ir jaučiam, jeigu ne juodasis mėnulis. Ir jaučiai turi žinoti, kad jiems seksis tiek įgyti, tiek sužibėti, tiek ir prarasti bei save diskredituoti. Todėl ypač jaučiam siūlyčiau formulę geriau žvirbliukas rankoje negu koks nors ten reaktyvinis lėktuvas virš galvos skrendantis. Būkite minimalistais. Manyčiau, kad didelės sėkmės ir džiaugsmo patirs mergelės pirmą metų pusmetį. Iš jų laimės ir sėkmės estafetę perims svarstyklės. Nuo birželio 12 Jupiteris įeis į dvynių ženklą ir dėl šios priežasties nebejotinai pradės sektis dvyniam, svarstyklėm ir vandeniam, o svarstyklių sėkmę stiprins ir baltasis mėnulis nuo spalio mėnesio atsiradęs jų ženkle. Nors juodasis mėnulis ir skriaus tiek jaučius, tiek dvynius, tačiau jie pakankamai daug gerų dalykų ir gaus ir jeigu tik tai mokės juos apsaugoti ir neišleisti tą auksinę monetą iš rankų, neiškeisti į blizgutį karoliukus, net ir jiem bus metai visai smagus. Ko gero vienas mano pastebėjimas nuliūdins moterį, šypsosi Palmira. Kitais metais išsaugoti dailias linijas ir laikytis dietų bus itin sunku. Storėsime, net jei mažai valgysime, o štai piniginės nesipūs. Tad ką astrologija patartų daryti su pinigais?
Juk po Snoro banko žlugimo pasigirdo kalbų, kad gal verta prisiminti dar vieną taupimo būdą – kišti juos į kojinę. Juodasis mėnulis jautėje yra labiausiai nesmagus dalykas dviem socialiniam kategorijoms. Tiem, kas turtingiausi, jiem pamažins juodasis mėnulis, apkarpys sparnelius, mažins jų turtus, ne šiaip sau. Svarstomi projektai apie mūsų taip turtuolių ateitį, tai nėra atsitiktiniai dalykai, net imi galvoti, gal mūsų ministrai netyčia studijuoja astrologiją naktį, po pagalviai pasikišę laiko astrologijos vadovėlius. Na ir tiem bus blogai, kas gyvena skurdžiausiai. Vėlgi vidutiniokai gali, jeigu jie gyvens pakankamai protingai, saikingai, to nei nepajusti. Tačiau, kaip jau žadėjo Palmira, kiti metai, o ypač ruduo, bus palankus vedyboms. Kokie ženklai bus tie laimingi įsimylėjėliai, nesunkiai surasintys savo antrasias pusės? Na, ko gero, pagrindiniai įsimylėjėliai zodiako kitais metais bus ožiaragiai ir vandeniai. Šitie meiliai ten rūpės. Būtų galima dar pakalbėti apie liūtus, ypač pavasaris, bus tas laikas, kai liūtam vis dar žvilgės akis ir jie apie kažką planuos. Galbūt pasakyčiau, kai baltas mėnulis eis į svarstyklės, beveik visus gali apimti santuokos karštligę, gerąją prasme, kai visi ieškos poros, nes atrama, palaima, apsauga, sėkmė ateis būtent tiem, kas bus su pora. Ir būtų paprašiau pasakyti, ne kas bus įsimylėję, aš linkėčiau visiems įsimylėti. Įsimylėjęs žmogus visada ne tik linksmesnis, jis tiesiog geresnis. Per 7 mėnesius nuo spalio pradžios, kol bus baltasis mėnulis svarstyklėse, patarčiau susimastyti visiems tiem, kas yra susiradę savo poras, bet vis nežengia to lemtingo žingsnio iki altoriaus. Tai yra tikrai puikus laikas santuokom. Patirtis rodo, statistika liudija, kad santuokos įteisintos tuo metu, kai baltasis mėnulis svarstyklėse, yra itin stabilios. Labai mažas skyrybų procentas. Išgirdus tokias garsiausios Lietuvos astrologės prognozes, gal ir galima lengviau atsikvėpti ir laukti naujųjų juodojo drakono metų. Tačiau Palmira nori įspėti dėl to, kas laukia rudenį. Nauji Seimo rinkimai, o pasak astrologės tai metas, kai išgirsime itin daug netikrų pažadų. Jupiteris su juodu mėnuliu dvyniuose, tai geras laikas vagim, melagiam, sukčiam, politiniam aferistams. Jupiteris yra politika. Ir galima tikėtis, kad rudenį išgirsime daug įdomių ir intriguojančių pasakojimų istorijų. Tai bent jau politikus dvynius nuo rudens, nuo rugsėjo mėnesio taip ir reikėtų pradėti žiūrėti.